Sveiki! Išnagrinėkime šiandien posūkio kampo sinusą, kosinusą, tangentą ir kotangentą. Mes jį nagrinėjome, bet tik tai intervale, kai kampas alfa priklausė pirmam ketvirčiui, tai yra nuo 0 iki pi iš 2. O dabar mes sužinosime, kaip bus su sinusais, kosinusais, tangentais ir kotangentais, kai alfa priklausys intervalui nuo minus begalybės iki plius begalybės. Išmoksime naudoti skaičiuotuvą ir pasižiūrėti, kaip galime tai pritaikyti, sprendžiant įvairius uždavinius. Pirmoji mūsų užduotis prašo. Lentoje yra nubrėžta koordinačių plokštumoje nubrėžtas kampas alfa, atidėtas su spinduliu, o A, taško A koordinatės yra x ir y. Mes žinome, kad sinusas kampo alfa yra statinis esantis prieš kampą, tai yra y, padalintas iš įžambinės r, jei mūsų šitoje vietoje kampas yra status. Jeigu trikampis ABO yra status, mes pritaikome apibrėžimus. Kosinusas kampo alfos būtų statinis esantis prie kampo, tai yra x, padalintas iš įžambinės r. Tangentas alfa būtų statinis esantis prieš kampą, padalintas iš statinio esančio prie kampo, tai būtų y dalintas iš x, o kotangentas alfa būtų x dalintas iš y. Ar tai būna visada ar tik šiam trikampiui? Mes galėsime atsakyti išnagrinėję panašiuosius trikampius. Antroji dalelė sako, padėkite tašką A1, kurio koordinatės būtų x1 ir y1. Tašką A2, kurio koordinatės būtų x2 ir y2. Remdamiesi panašiaisiais trikampiais, o trikampis OB1A1 yra panašus su trikampiu OB2A2, nes jie turi bendrą kampą, tarkime, alfa, ir abu trikampiai yra status. Žinome, kad panašių trikampių atitinkamos kraštinės yra proporcingos. A1, B1 yra y, o B1 yra x1, y1, analogiškai šičia yra y2 ir o B2 yra x2. Mes galime parašyti, kad mūsų y1 sutinka su OA1, taip pat kaip y2 sutinka su OA2. O mes ką tik šnekėjom, statinio esančio prieš kampą ir įžambinės santykis yra sinusas alfa. Todėl mes galėsime pasakyti, kad nepriklauso nuo ilgio OA1 reikšmė santykio, o santykis priklauso nuo to, kiek pasisukęs yra kampas. Analogiškai galim sakyti, kad mūsų x1 sutinka su OA1, taip kaip x2 sutinka su OA2. O juk tai ir yra kosinusas alfa. Kintant padėčiai A taško, kinta jo ir abscisė, todėl santykis išlieka pastovus. Ir analogiškai su tangentu y1 sutinka su x1, taip pat kaip y2 sutinka su x2. Iš trikampių panašumo požymio.
mūsų antroji užduotis prašo koordinačių plokštumoje atidėti kampą alfa, kuris yra 7 kartus pi iš 6 ir pažymėjus apskaičiuoti, kiek yra sinus alfa, kosinus alfa, tangentas alfa ir kotangentas alfa. Prisiminkite mūsų minėtus apibrėžimus. Man labai svarbu yra taško A koordinatės. Aš atidėjau 7 pi iš 6, o tai yra 210 laipsnių, buvo 180 plus 30 laipsnių. Ir žinau, kad jeigu pas mane šis kampas yra 30 laipsnių, tai ir šis kampas yra taip pat 30 laipsnių, nes tiesės X ašies ir AC yra lygiagrečios, o vidaus priešiniai kampai yra vienodo dydžio. Žinome, kad jeigu mūsų OA yra R raidė, tai statinis esantis prieš 30 laipsnių kampą lygus pusiai žambinės, tai yra būtų R iš 2. Bet kadangi tai yra neigiamoje Y ašyje, parašau, kad tai yra minus R iš 2. Suskaičiavę pagal Pitagoro teoremą, kokio ilgio yra mano AC arba OB iš trikampio ABO, kaip tai yra padaryta čia, pritaikius Pitagoro teoremą mes gauname, kad tai yra šaknis iš 3 dalinta iš 2R. Bet žinome, kad tai yra neigiamoje X ašyje, todėl mes žinosime, kad štai čia yra minus šaknis iš 3 dalinta iš 2 kart R. Mes tada galėsime apskaičiuoti sinusą 7 pi iš 6. Reikia Y koordinatę padalinti iš OA, o tai yra R. Matome, kad R susiprastina ir lieka minus 1/2. Kosinusas prie pi iš 6 būtų abscisė X padalinta iš R. Bus minus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Tangentas prie 7 pi iš 6 būtų Y padalintas iš X, įstatyti štai šitie santykiai, susiprastinate, gaunate 1 šaknis iš 3, panaikinate racionalumą ir gauname, kad tai yra šaknis iš 3 dalinta iš 2. O kotangentas 7 pi iš 6 yra atvirkščiai, tai bus šaknis iš 3. Todėl mes dabar mokėsime apskaičiuoti bet kokio kampo visas reikšmės sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento. Pabandykime tai padaryti naudodami skaičiuotuvą. Jums užtenka įsivesti. Pavyzdžiui, aš noriu suskaičiuoti sinusą 0 laipsnių. Jūs ir vedate į skaičiuotuvą sinusas 0 laipsnių, žiūrėkite, kad būtų įjungti laipsnio režimas, ir suskaičiuojate, kad sinusas 0 laipsnių yra 0. Pavyzdžiui, noriu kosinusą 90 laipsnių, spaudžiate kosinuso funkciją skaičiuotuve ir jums parašo, kad tai yra vienetas. O jeigu jūs paskaičiuosit tangentą 270 laipsnių, jums ir paskaičiuos skaičiuotuvas, kad tai neegzistuoja. Pabandykite tai pasižiūrėti nusibraižę koordinačių plokštumoje, kodėlgi taip yra. Kotangentas prie 360 taip pat neegzistuos. Bet kotangento funkcijos nėra skaičiuotuve, todėl jums tikrai reikės pasikliauti taip pat, kaip mes sukome kampus ir dėjome koordinačių plokštumoje. Išspręskime tokią užduotį. Atsakykime, kuriamgi ketvirčiui priklauso kampas alfa. Jeigu pirmam, tai kokios yra sinus alfos, kosinus alfos, tangentos alfos ir kotangento alfos atsakymų, tų santykių ženklai kokie. Aš žinau, kad pirmame ketvirtyje taško A koordinatės abi yra teigiamos
ir x teigiama, ir y teigiama, todėl mano santykiai pirmame ketvirtyje šie taip pat bus visą laiką teigiami. Antrame ketvirtyje mūsų taško A, jeigu būtų nubrėžta štai taip, y išliktų teigiamas, bet x jau būtų neigiamas. Todėl aš galėsiu pasakyti, kad skaičiuojant sinuso reikšmę, antrame ketvirtyje sinus alfa bus teigiamas, bet kosinus alfa jau bus neigiamas. Tangentas alfa taip pat bus neigiamas ir kotangentas alfa taip pat bus neigiamas. Sutrumpinsiu rašymą. Trečiame ketvirtyje pamatysite ir sinusas neigiamas, ir kosinusas neigiamas, o tangentas ir kotangentas, kai neigiamus skaičius dalinate, gaunate teigiamą. Ketvirtame ketvirtyje sinusas dar bus neigiamas, kosinusas teigiamas, todėl tangentas ir kotangentas taip pat bus neigiami. Jei norėsiu dabar atsakyti klausimą, kadagi mano sinus alfa daugiau už nulį, o kosinus alfa mažiau už nulį, man reikės tik tai pasižiūrėti, kad tai yra antrame ketvirtyje. B klausimas, kada sinusas neigiamas, o tangentas teigiamas, matysite, sinusas neigiamas, o tangentas teigiamas trečiame ketvirtyje. Ir galėsite atsakyti visus klausimus. O jei norėsiu sandaugos ženklo, tai aš paprasčiausiai sakysiu 156 laipsniai yra antrame ketvirtyje. Žinau, kad sinusas antrame ketvirtyje yra teigiamas. Kosinusas 227 laipsnių, tai yra šis kampas yra trečiame ketvirtyje, yra neigiamas. Dauginant teigiamą iš neigiamo skaičiaus, sandaugos ženklas bus mažiau už nulį. Taip ir parašytumėte. Jei pas mus yra reikšmės skaičiuojamos radianais, tikrai lengviau, jeigu jūs pasiverstumėt laipsniais ir drąsiai pasižiūrėtumėt, kuriame ketvirtyje randasi. Norėdama paaiškinti, o kodėl teisinga lygybė sinus alfa plus 360 laipsnių kart k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei, yra lygus sinus alfai, man užtektų nagrinėti tuos pačius posūkius. Tarkime, aš įsivaizduoju, kad mano kampas A, alfa buvo štai šitoj vietoj. Alfa. Todėl mano koordinatės būtų x1 šitoj vietoj, taško A, y1 šitoj vietoj. Klausimas. Žinodama, kad sinusas kampo alfa yra ordinatė, mano šiuo atveju y1, padalintas iš r, kur r yra OA, kadagi tai pasikartoja ta pati padėtis. Suku ratą ir žiūriu, kad mano ta pati pasikartoja padėtis lygiai po rato. O tų ratų aš galiu sukti kiek tik noriu. Todėl ir galiu sakyti, kad 360 pridedu kiek noriu kartų. Todėl lygybė ir pasidaro mūsų teisinga. Su kosinusu yra visiškai taip pat. Juk 2π yra taip pat ratas, tai yra 360 laipsnių. Nes vėl ta pati padėtis y, tai yra x dabar būtų jo mūsų, pasikartos tikrai po viso rato. Dėl rato mes nebesiginčiam. Tangentui bus viskas tas pats, ko tangentui 2π irgi taip pat.
Bet kodėl parašo čia, kad tangentas alfa plus 180 laipsnių kart k yra lygu tangentui alfa? Jau reikėtų nuodugnesnios analizės. Jeigu aš pasiimsiu dabar, nusibrėšiu šitoj vietoje apskritimą ir gražiai žiūrėsiu santykius, juk tangentas pas mane yra statinio esančio prieš kampą, tai yra y, padalinta iš statinio esančio prie kampo, tai yra x santykis. Mūsų šitoj vietoj gavome x teigiamą, y teigiamą. Aš žinau, kad jeigu aš dalinčiau turėdama lygiai tokius pačius x ir y, bet neigiamus, aš vis tiek gaučiau tą patį santykį. Todėl galiu pasakyti, kad būtent po pusės rato pas mus vėl bus x tokio paties ilgio atkarpos, tik į neigiamą pusę, y tokio paties ilgio, tik dabar mano į neigiamą pusę. Štai kodėl tangentas alfa plus 180 laipsnių k kampe galėsiu sakyti, kad bus tangentas alfa. K priklauso šičia sveikųjų skaičių aibei. Ir atsakykime klausimą. Teigiamą ar neigiamą reikšmę įgyja štai toksai reiškinys. Aš tikrai galiu skaičiuoti, žiūrėti, kuriame ketvirtyje, o jūs sakysite, juk aš galiu paimti skaičiuotuvę, suskaičiuoti sinusą 740 laipsnių ir aš kartu pasispaudžiu sinusas 740 laipsnių ir matau, kad jo atsakymas yra minus 0 sveikų, 9, 8, 0 ir taip toliau. Tai tikrai sakau, jis yra neigiamas, tangentas 859 laipsnių. Man rodo 4 sveiki ir ten taip toliau, tai bus teigiamas. O kaip dabar su šituo? Paspaudžiu kosinusą 1460, aš gaunu neigiamą ir man jau problema. Skaičiuotuvas man nebeleidžia apskaičiuoti. Aš suprantu, kad čia yra neigiama reikšmė, o minusas ir minusas teigiama, todėl man labai reikia žinoti, kuris iš jų yra didesnis. Ir tada aš turiu nuoširdžiai viską skaičiuoti. Sinusas 740 laipsnių. Kiekgi tai yra? Ir atsargiai, aš tai įsijungus buvau radianų skaičiuotuvę, o pas mane turi būti jungti laipsniai. Ir dabar, kai perskaičiavau, pasižiūrėjau, kad mano sinusas prieš 740 laipsnių yra teigiamas, tangentas prie 859 laipsnių neigiamas, o kosinusas prie šio kampo yra teigiamas. Todėl aš tikrai galėjau pasinaudoti skaičiuotuvą ir nesukti galvos dėl tikslaus skaičiavimo. Prie neigiamo skaičiaus pridėsiu minusinį ir gausiu tikrai, kad šis reiškinys turi neigiamą ženklą. Va dabar aš įjungsiu radianus ir tikrai galėsiu suskaičiuoti, o koks šito reiškinio ženklas. Sėkmės sprendžiant ir naudojant skaičiuotuvą protingai.